Sveiki, čia Klubų balsų radijas ir su jumis aš dydžiai Neryžas Blankė. Ir šiandien turime antrą blondinio anekdoto epizodą, taigi nieko nelaukęs pradedu skaityti. Pirmas anekdotas. Blondinė gražių naujų mersų važiuoja per raudoną šviesą ir žinoma, į jos mašiną įsirišė zapukas. Blondinė išlipa į savo mašinos ir svardinus akis, taškydamas selėmis ir bei kitaip rodydama įnišį eina prie zapuko, o iš zapuko išlipa senyvas dėdulė, kuris blondiniai dar nieko nespėjus pasakyti ir liūdnai klausia: "Ponia Aja, o jūs bet vairavimo egzamine esat buvęs?" Blondinė atsako: "Taip, taip", užrėkė blondinė. "Ir skirtingai nuo tavęs daugybę kartų, o jį?" Suprato, tipo, daugybę kartų vairavimo egzamine. Antras anekdotas. Į daktarą kreipėsi blondinė nukritusi nuo laiptų ir sako: "Lipau laiptais ir nukritau, susimušiau, skauda. Imkite šio tepalo ir sutepkite vietas, kur kritote", sako daktaras. Pareina diena ir pas daktarą ateina visas būrys žmonių su sumušimais. Daktarė kažkokia kvaiša ištepė laiptus tepalo. Tai gerai, paskutinis labai ilgas, trečias anekdotas. Važiuoja mašina blondinės, staiga ją sustabdo policija. Pareigūnas priėjęs prie blondinės sako: "Labą dieną, prašom parodyti teises." Blondinė duoda techninį: "Teises, man teises duokit." Blondinė: "Atsiprašau, pareigūnas, man pirmą dieną kaip teisės, aš laikau dar nieko nežinau." Pareigūnas nueina prie mašinos, pasiema raciją, pasako situaciją ir klausia, ką daryti. Iš racijos kitas pareigūnas sako: "Blondinė su raudonu mersu." "Jo, ką daryti?" "Nusimauk kelnes ir eik prie mašinos." "Ką tu durnas, kaip aš čia aš?"